Labą dieną. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie žiūrite, komentuojate, dalyjatės ir padedate mano temams pasiekti vis naują auditoriją. Per paskutinės savaitės epizodų peržiūros Facebook paskyroje perkopė 100 000. Džiugu matyti, kad vis daugiau žmonių įsitraukia į temas, apie kurias dar visai neseniai daugelis bijojo garsiai kalbėti. Ir žinote, kas mane labiausiai stebina? Ne tai, kad kyla nauji skandalai. Stebina tai, kiek daug žmonių Lietuvoje jaučia, kad sistema nuo jų tolsta. Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje sprogsta viena istorija po kitos. Popieriniai mokymai su Vigilijumi Jukna ir Vytauto didžiojo universitetu, fiktyvaus konsultavimo klausimai, milijoninės ES lėšos, kratos, aukso luitai, sprogmenys, narkotikai, tie patys įtakingi vardai – Kazys Starkevičius, Saulius Skvernelis, Gintautas Paluckas. Ir kuo daugiau informacijos išlenda į viešumą, tuo aiškiau pradeda matytis ne pavienės klaidos, pradeda matytis visa sistema. Sistema, kurioje žmogui vis sunkiau tiesiogiai pasiekti valstybę. Be tarpininkų tampa beveik neįmanoma dalyvauti projektuose, o iš to gyvena milžiniškas administravimo, konsultavimo ir interesų tinklas. Todėl šiandien kalbėsiu ne apie vieną skandalą. Noriu kalbėti apie pačią sistemą. Apie tai, kodėl Lietuvoje mažėjant žmonių skaičiui, ūkininkų kiekiui ir regionų gyvybingumui biurokratinis aparatas nemažėja, o panašu, jog didėja. Kodėl milijardai ateina į Lietuvą, bet regionuose vis daugiau žmonių jaučiasi palikti vieni. Ir kodėl šiandien vis daugiau žmonių pradeda kelti labai nemalonų klausimą, ar Lietuvoje valstybė dar dirba žmogui, ar sistema dirba pati savo. Šiandien kalbėsiu apie temą, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo nuobodi. Ministerijos, tarnybos, institucijos, kabinetai, popieriai. Tačiau kuo daugiau gilinuosi, tuo aiškiau matau, kad kalbame ne apie dokumentus, kalbame apie sistemą, kuri šiandien sprendžia, kas Lietuvoje turės galimybių, o kas liks už uždarų durų. Ir kuo daugiau analizuoju viešai prieinamus valstybės duomenis, tuo sunkiau atsikratyti vieno labai nemalonaus klausimo. Ar Lietuvoje šiandien dar aptarnaujami žmonės esantis regionuose, ar tik aptarnaujama pati sistema? Nes skaičiai kalba labai aiškiai. Vien per 2 aplinkos ir žemės ūkio ministerijas bei jų pavaldžias įstaigas sukurtas milžiniškas administracinis tinklas. Daugiau kaip 7 000 darbuotojų. Daugiau kaip 207 milijonai eurų atlyginimams per metus. Daugiau kaip 17 milijonų eurų per mėnesį. Ir čia kalbame tik apie atlyginimus. Ne apie pastatus, automobilius, IT sistemas, komandiruotės, ne apie viešuosius pirkimus, ne apie konsultavimo paslaugas, tik atlyginimus. Didžiausi atlyginimų fondai yra tokie. Valstybinių miškų urėdija beveik 70 milijonų eurų per metus. Nacionalinė mokėjimo agentūra beveik 23 milijonai eurų per metus. Aplinkos apsaugos departamentas daugiau kaip 15 milijonų eurų. Nacionalinė žemės tarnyba daugiau kaip 14 milijonų eurų. Žemės ūkio duomenų centras daugiau kaip 10 milijonų eurų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija abi sudaro apie 20 milijonų eurų. Ir dabar noriu visiems dar kartą priminti. Per daugiau nei 2 dešimtmečius Lietuva gavo daugiau kaip 20 milijardų eurų ES paramos. Oficialiai ji buvo skirta regionams stiprinti, kaimo gyvybingumui, socialiniai atskirčiai mažinti, aplinkosaugai, žmonių gyvenimo kokybei. O kur rezultatas? Kodėl regionai tuštėja? Kodėl uždaromos mokyklos?
kodėl regionuose trūksta gydytojų, kodėl jaunimas emigruoja, kodėl skurdas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Ir svarbiausia, kodėl tuo pačiu metu biurokratinis aparatas nemažėja. Logika turėtų būti labai paprasta. Jeigu mažėja gyventojų, turėtų mažėti ir biurokratija. Jeigu mažėja ūkininkų, turėtų mažėti kontroliuojančios administracinės struktūros. Bet atsiranda technologijos, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas. Sistema turėtų paprastėti. Tačiau Lietuvoje vyksta priešingas procesas. Žmonių mažėja, ūkininkų nuo įstojimo į ES sumažėjo beveik 4 kartus. Tačiau kontrolės, administravimo ir konsultavimo struktūros išlieka milžiniškos. Sistema plečiasi net tada, kai pats kaimas traukiasi ir silpnėja. Ir čia atsiranda labai pavojingas momentas. Sistema pradeda gyventi pati savo, ne žmogui, ne regionui, ne ūkininkui, tiesiog sistemai. Noriu pateikti konkretų pavyzdį. Nacionalinė žemės tarnyba prie aplinkos ministerijos institucija, kuri vien atlyginimams kainuoja daugiau kaip 14 milijonų eurų per metus. Atvykstu į skyrių, durys užrakintos. Pavyksta prisibelsti. Nepatenkintas biurokratas informuoja, kad žmonės gyvai nuo naujų metų nebeaptarnaujami. Rekomenduojama važiuoti į apskrities skyrių arba rašyti raštą. Ir tada labai aiškiai supranti esmę. Institucija egzistuoja, milijonai leidžiami, darbuotojai dirba, sistema veikia, bet žmogui durys uždarytos. Ir tai labai simboliška. Kai reikia mokesčių, valstybė žmogų randa. Kai reikia kontrolės, sistema veikia. Kai reikia baudos, atsakomybės netrūksta. Tačiau kai žmogui reikia pagalbos ar gyvo kontakto, durys užrakintos. Ir tada prasideda klasikinis atsakomybės stumdymas. Rašykite laišką, kreipkitės kitur. Tai ne mūsų funkcija, mes nebeatsakome, o kur kreiptis mes nežinome. Ir čia kyla esminis klausimas. Kas tada atsako? Kas atsako už tuštėjančius regionus? Kas atsako už nykstančius ūkius? Kas atsako už milijardus, kurie ištaškyti stambiausiam žemvaldžiams ir įvairioms struktūroms? Ir čia pereiname prie dar gilesnės problemos. Prie konsultavimo sistemos. Pastarąją savaitę daug kalbama apie buvusio žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos ir Vytauto didžiojo universiteto popierinių mokymų istoriją. Tačiau beveik niekas nekalba apie pačią sistemos esmę. Nes šiandien net žmogui su aukštuoju išsilavinimu savarankiškai užpildyti ES projekto remiamą paraišką tampa praktiškai neįmanoma. Sistema tokia komplikuota, kad žmogus automatiškai stumiamas ieškoti pagalbos. Ir tada Nacionalinė mokėjimo agentūra rekomenduoja kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą. Dar vienas labai akivaizdus tos pačios sistemos darinys – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Vis su nuostaba kartoju, kad sunku patikėti, bet jos dalininkė yra Lietuvos Respublika, kartu su tais pačiais Žemės ūkio tarybos stambiausių žemvaldžių lobistais – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga. Taip, tai tiesa. Valstybė net ir po tokių skandalų vis dar kartu su lobistinėmis struktūromis turi bendrą įstaigą. Ir dar įdomiau tai, kad valstybė kuria taisyklės, o ta pati sistema gauna lėšas, funkcijas ir projektus. Tai uždaras tinklas. Pažiūrėjus atidžiau matyti, kad Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos pajamos yra milijoninės, o viešosios įstaigos pelnas kai kuriais metais viršija net 1,5 milijono eurų. Šioje struktūroje, kurios dalininkė yra valstybė, dirba net 384 darbuotojai. Metinės atlyginimų išlaidos viršija 12 milijonų eurų. Struktūra taip gerai maitinama,
kad net metų pabaigoje dar lieka ir milijoninis pelnas. Ir tada kyla labai konkretus klausimas. Jeigu sistema tokia sudėtinga, kad žmogus pats nebegali dalyvauti be tarpininkų, kam naudinga, kad ta sistema būtų dar labiau komplikuojama? Ar normalu, kad kuo sudėtingesnė sistema, tuo daugiau uždirba konsultavimo struktūros? Dar įdomiau tai, kad dabartinis Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadovas Saulius Cironka yra buvęs žemės ūkio viceministras. Dirbo kartu su jau minėtu Vigilijumi Jukna ir ponia Baltraitienė. Ir daugelis ūkininkų labai aiškiai sako, būtent tuo laikotarpiu projektai tapo tokie sudėtingi, kad be konsultantų pagalbos jų parengti praktiškai neįmanoma. Ir štai dar vienas klausimas, ar čia tik sutapimas, ar sistema tapo tokia komplikuota, kad žmogus faktiškai priverstas eiti per tarpininkus. Kai tokios struktūros vis dar veikia, o valstybė joms dar ir skirsto paramą, formuoja taisyklės bei pati dalyvauja sistemoje, klausimas konkretus, ar ši sistema tarnauja regionams, ar tik uždaram interesų ir lobistų tinklui. Nes šiandien matome labai uždarą ratą – ministerijos, Seimo komitetai, paramos administratoriai, konsultavimo struktūros, projektų rengėjai, technikos pardavėjai, stambiausių žemvaldžių organizacijos. Visi kažkaip tarpusavyje susiję. Ir kuo giliau žiūri, tuo sunkiau atsikratyti jausmo, kad sistema pradėjo aptarnauti pati save. Dar vienas labai jautrus klausimas – universitetai. Viešojoje erdvėje vis labiau kalbama apie Vigilijaus Juknos ir Vytauto didžiojo universiteto fiktyvaus konsultavimo istorijas. Tačiau mane stebina kas kita, kodėl konkretus politikai, įtakingi veikėjai tokie kaip Kęstutis Mažeika, Bronius Ropė, Vytauto didžiojo universiteto prorektorė Astrida Miceikienė ar skandalingai pagarsėjęs Vytauto didžiojo tarybos narys Gediminas Kvietkauskas, buvęs premjerės Šimonytės patarėjas Ignas Jankauskas šiandien viešai vaidina nustebusius. Kur jie buvo tada, kai metai iš metų buvo kuriama sistema, kurioje milijonai sukosi tarp tų pačių interesų grupių – konsultavimo tinklų, projektinių schemų ir politinių ryšių. Kodėl tik dabar staiga praregima, kai žurnalistai ir visuomenė pradeda viešinti informaciją? Nes problema nėra vienas skandalas, problema yra pati sistema. Sistema, kurioje politikai, universitetai, konsultavimo struktūros, stambiausių žemvaldžių organizacijos ir projektinių pinigų administratoriai metų metus veikia tame pačiame uždarame rate. Ir šiandien didžiausia veidmainystė yra ne pats nustebimas, didžiausia veidmainystė bandymas apsimesti, kad šios sistemos niekas nematė. Matė, dalyvavo, naudojosi ir tylėjo. O kai sistema pradėjo byrėti viešumoje, staiga tapo kovotojais už skaidrumą. Mano jau minėtas Kazys Starkevičius šioje istorijoje svarbus todėl, kad jis ilgą laiką buvo šios politinės kultūros simbolis. Jis buvo pristatomas kaip patyręs sektoriaus žmogus. Lietuvos žemės ūkio tarybos aplinkoje jis buvo nuolat garbinamas, o konsultavimo tarnybos leidiniuose ir viešojoje erdvėje dažnai pristatomas kaip sektoriaus autoritetas. Todėl šiandien reikia kalbėti ne tik apie pavienius skandalus, reikia kalbėti apie visą modelį. Apie tai, kaip Europos milijardai sukūrė ne tik paramą, bet ir milžinišką administravimo, konsultavimo bei tarpininkavimo sistemą. Ir kuo labiau žmogus nuo jos priklausomas, tuo sunkiau jam iš jos ištrūkti. Todėl šiandien klausimas jau nebe apie vien žemės ūkį, klausimas apie valstybės kryptį. Ar Lietuva lieka valstybė žmogui, ar tampa sistema sistemai? Nes valstybė stipri ne tada, kai turi daugiausia kabinetų. Valstybė stipri tada, kai žmogus jaučia, kad ji dirba dėl jo,
o šiandien vis daugiau žmonių jaučia priešingai. Jeigu ši tema jums svarbi, pasidalinkite, parašykite komentarą ir atsakykite labai paprastai. Ar jums atrodo normalu, kad milijonus kainuojančios institucijos žmogų pasitinka užrakintomis durimis? Ačiū, kad esate ir gražios dienos.